Ar žinojote, kad didžiausia pyktį sukelianti mąstymo klaida, atvedanti porą į skyrybas, yra tu esi visagalis ar visagalė. Ši mąstymo klaida sukuria mums per aukštą lūkestį antrai pusiai. Pavyzdžiui, kad nevėluos, kad nešauks, nežemins, nekaltins, kad padarys, ką pažadėjęs. Tačiau antra pusė nepadaro to ir mes nusiviliam. Dėl to kyla nepasitenkinimas, kur yra vienintelis pykčio šaltinis. Ir pasileidžia priekaištai, pažeminimai, kaltinimai, įkandimai. O kaip jūs jaučiatės, išgirdę priekaištus, žeminimus ir kaltinimus? Aišku, kad tai jums nepatinka. Tad ką jūs darote tokiose situacijose? Ogi kontratakuojate. Priekaištai, žeminimais, įkandimais ir kaltinimais. Dėl tokių abipusių menkinimų, įkandimų ir kaltinimų kyla stiprus abipusis pyktis ir dideliu greičiu judate į skyrybas. Jei norite sužinoti, kiek smarkiai ši mąstymo klaida gadina jųdviejų santykius ir kaip to išvengti, registruokitės į mano nemokamą paskaitą dabar paspausdami mygtuką aprašyme. Iki pasimatymo.